svarbiausia yra tai, kad su kokia tu mintimi ir kokiu tikslu, ką tu nešiesi, kokią žinutę. Ir čia iš tikrųjų yra tas pats motyvuočiausias ir pats pilietiškiausias jaunimas. Projektą šiemet pareiškė norą dalyvauti daugiau nei 1700 žmonių. Į šitą antrąjį atrankos etapą bandomąjį žygį. Čia buvo pakviesti 74 žmonės, tai beveik visi jie čia ir atėjo. Kadangi esu būsima biologijos mokytoja, nusprendžiau eiti į šį žygį pasisemti patriotiškumo energijos, kad galėčiau jas skleisti jaunimui. Miškai yra išskirtiniai tuo, kad jie praktiškai atitinka Sibiro sąlygą. Yra daug pelkių, daug sąvartų, daug bebrų užtvankų ir tiesia linija, skersai šitą mišką pereiti yra tiesiog neįmanoma. Šiek tiek pritrynė kojas, nes batai turbūt ne tie pasiimti. Ėjom daug per pelkės, šiek tiek peršlapo, susidarė pūslės, bet motyvacija labai didelė ir eisim toliau. Kiekvienas žmogus turbūt einantis čia turi bent po 2-3 pūslės. Bent jau vidutiniškai tai tikrai. Ir gražu žiūrėti, kai tie žmonės sukandę dantis, per negaliu, jie vis tiek eina, nes jie žino, dėl ko jie čia eina. Labiausiai žavi tai, kad tiek daug skirtingų žmonių ir visi jie su savo savais skirtumais gali siekti vieno tikslo. Labą dieną. Prašau užeiti. Aš galiu šitą susikalt vieną daiktą, ko aš nepamiršau. Galiu vaikščioti? Va, čia jis daug kartų jau buvo panaudotas kelionėse. Nesuprantu, čia buvo šampūnas ir jis dabar labai išputojo ir man nesisekė. Dar sakė draugė, kad labai gerai yra nuo uodų įkandimo actas, bet vėlgi aš neturiu ką skirti. Pavyzdžiui, kas man labiausiai nepatinka ir manau čia erzins daug ką, tai tie čežantys maišiukai visgi. Gavom visi nurodymus dėl būtiniausių daiktų, ką reikia pasiimti. Bet aš neradau nečežantys maišeliai, todėl bus čežantys maišeliai ir tikiuosi, kad mano draugai nepyks. Nes trukdo. Turbūt visi būna pavargę. Ir paskui negerai būna. Kažkaip man atrodo, kad galiausiai liksim visi be tų maišiukų. Visi daiktai bus palaidinti kuprinį. Sunku, kad taip mėto biškį šalis. Mėgintuvins iš jų. Gerai, man. Visai gerai, man. Aš su tą kuprinę jaučiuosi. Išvirsiu dviratį. Plieniniais bėgiais prieš daugiau kaip 100 metų tūkstančiai lietuvių prievarta buvo išvežti į nežinią. Šiandien tais pačiais bėgiais 16 išrinktųjų misijos Sibiras dalyvių ryžtasi atgaivinti blėstantį tremties prisiminimą. Traukinys tolsta, palikdamas saugią kasdienybę. Misijos dalyviams Sibiras tik žodis, tai kas blanku, šalta, skausminga. Sibiras jiems tik nuojauta.
Tai žiūriu bet kur. Gerai. Nu, o pavadinimą sakyti? Gerai. Gerai. Tremtinys. Nešėjo okupantų rūstybę ant savo pečių, surištas atplėštas nuo vietų gimtųjų namų. Prašei visą galę mintis kasdieninės priglaust, kai vėjas už lango grėsmingai pradėdavo kaukt. Už ką tu mane taip likime baudi, nejauka tėvynė nešioju širdį. Jei taip, tai kankinki mane dar smarkiau, nes meilė many įaugs tik tvirčiau. Randuotais delnais rausiuosi į žemę, slepiuosi nuo to su manim, ką darai. Jaučiu link tavęs, kaip artėju aš mama, nejau nematai, kaip kankinas vaikai. Galiausiai sulinksta pavargusios kojos, nelieka jau ryžto pakelti galvos. Tik kitapus kranto svajonė man moja, nebejus mano kūnas gimtos Lietuvos. Внимание пассажира, опаздывающий на рейс 247, Москва, Сухум. Norėčiau sėdėti prie lango. Tada mane ten tie vaizdai užviliuoja ir aš tada nebegalėjau. Aš labai bijau skristi lėktuvu. Ir šiaip labai ilgai psichologiškai ruošiausi tam. Pavyzdžiui, susigalvojau, kad geras darbas laimina gyvūnus ir nieko mums nenutiks. Kaip ir prieš 70 metų tolima kelionė į amžinojo įšalo žemę, kai kam tapo pačiu didžiausiu iššūkiu. Nauji sukrėtimai laukia ir kitų dalyvių. Sibiro vidurys, Chakasijos Respublika, vaizdai visiškai nepanašūs į regėtus istorijos knygose ar kino archyvuose. Mano tikslas šitoje ekspedicijoje viską padaryti gerai. Sutvarkyti kapines, pabendrauti su žmonėm, kuo daugiau išgauti informacijos iš lietuvių ir kuo daugiau jiem gerų emocijų palikti. Būti gerais Lietuvos ambasadoriais šitoj daly pasaulio ir papasakoti, kad mes rūpinamės savo žmonėm ir mums rūpi ta istorija. Ir svarbiausia, kad būti komandos dalimi. Jeigu ir turiu savo nuomonę, tai jinai neturėtų turėti įtakos komandos bendram tikslui.
įprastas vietinių gyventojų būdas lietuviams pasirodė nesuprantamas, lyg persikeltum kelis dešimtmečius į praeitį. Nors ir kalbama tą pačią kalbą, susitarti nepavyksta net dėl pačių paprasčiausių dalykų. Казимир, как? Меня зовут Ваня. Ваня, смотри, нам надо купить картошку. Картошку? Да, вот это примерно, чтобы было побольше. Ну, знаешь. Я понятия не имею. Ну, совсем. У кого можно купить картошку? У вас не бывает здесь нигде картошки? Не, ну если только по домам. По домам, да? А вот у кого? Ну, у всех в основном картошка. У всех, да? Да. Что орешь? Вот видишь, смотри. Идем, бульба, правда, Смотри, нет. теперь тут не сломали. Да ну конечно. Ну, давай иди отсюда. Правда, бульба, посмущу, нет. Извините, а у вас картошки нету? Есть Какая? картошка, только такая, да? А натуральная? А, в смысле, натуральную картошку? Ну да, картошка как она? Ну, дома-то у всех. У всех, да? Да. А сколько, вот, например, стоит у людей, если хотели ли бы купить? Не знаю. Я не покупаю, не продаю. Покупать. Nerandu žodžių maišelio savo su tokiais visokiais reikalingais labai įrankiais ir agregatais. Paėmiau dampeilį iš tenais, nes jo reikėjo vakar gaminant maistą. Ir ten liko lemputė, ta tokia ciklopinė. Liko virvutė, kur džiaunami rūbai, liko degtukų porą dėžučių. Na ir nerandu to maišiuko. Misijos Sibiras dalyvių tikslas – rasti kadaise į Chakasiją ištremtų ir čia likusių gyventi lietuvių, bei sutvarkyti protėvių kapus. Tačiau pirmiausia, jie patenka į įprastos buities spąstus. Prisvilusi košė ir nežinia, ką jie ras rytoj, pradeda slėgti. Tačiau pagaliau rastas kelias leidžia pajusti vykdomos misijos prasmę. Per 13 tremties metų mirė 20 000 lietuvių, tarp kurių buvo 5 000 vaikų. Šiandien liko vos vienas kitas kapas su lietuvišku užrašu. Vaizdai sukrečia. Tačiau viltis rasti, kas paliudytų lietuvišką praeitį, dalyvius verčia ieškoti toliau. Labą dieną. Labą dieną. Atvažiavom pas jūs iš Lietuvos. Jeigu galit pasisveikinti, tai ką, malonu būtų. Литовский хоть маленько понимаешь уже? Ну, пойдемте туда на улицу, куда-то. Да, давайте сядем туда. Tarp susitikimų su tremtiniais Lietuvoje ir čia yra labai didelis skirtumas ir esmė to tai yra aplinka. Lietuviai, kurie kažkada buvo ištremti, jie nuo viso to atitolę, liko tik tai prisiminimai, liko tik tai stiprus įspūdžiai.
O žmonės, kurie liko čia, jie vis dar čia gyvena ir jie kur kas labiau visą tai prisimena, nes apgriuvusių namų, siaurų gatvelių vaizdinius jie mato kiekvieną dieną. Kur kas realiau tikėtis čia išgirsti tikrąją tiesą, negu kad iš Lietuvoje likusių tremtinių. Kelintų gimimo? Какого года рождения? С 32-го. 1932. Где жили в Литве? Вот сейчас, как называется, Naumiesčio valsčius было. Naumiesčio valsčius. Kiek jūsų šeimos išvežė tada, 48-ais? В 48-м сколько, забываю, что по-литовски не понимаю. В 48-м сколько вывезли вас из 7? Втроем. Втроем? Меня и две сестры. А родители ваши где были? Нет уже живых. Их не было живых тогда? Нет, были живые. Если их не было дома. И они остались? Остались так и все. Значит, так, а вы почему не поехали в Литву? Так не получилось. Вот сестра осталась уже еще до пенсии. А потом я женился, а жена не хотела поехать. И так вот остался. Kelionės įspūdžiams reikia susigulėti. Paskendę savo mintyse, Sibiro naujakuriai svarsto, kokius vidinius iššūkius jiems kelia ši neįprasta kelionė. Man buvo įdomu, ar tos mano kažkokios savybės, kurios gal kažkam nepatinka, gal kažką žavi iš tikrųjų gyvenime, ar čia jos labai greitai išlys, ar nelabai greitai išlys. Ir pasirodo, išlindo pačią pirmą dieną. Buvo keli atvejai, kai manęs laukė. Dėl to, kad manęs laukė, visi sugalvojo, kad visus dabar žmonės, kurie vėluos, vadins Stasė. 3-4. Stasė! 3-4. Stasė! Nu, aš viskas negaišti. Stasė, tu ką tu ten darai? Ką tu ten darai? Ką atkerpi? Aš nesuprantu, ką jį daro. Gerai, tu užrakink duris, nes mūsų daikčiukai. Ir viskas, gerai, pašly. Vienas ar du pasiliekat, jūs ateisit prie ūkės. Klausyk, jūs ateisit prie ūkės. Ateisit prie ūkės. Gerai, visi esate. Jo, tai užrakink duris. Sibiras vis dar alsuoja praeitimi, o kadaise prievartą atkelti ir prisijaukinę ne savo žemę lietuviai išmoko gyventi kitų valia primestus gyvenimus. Tuo keliautojai įsitikina jau kitą dieną. Šešiolika skirtingų asmenybių, kurios įprastomis sąlygomis niekuomet nebūtų susitikusios, Sibire tampa viena šeima. Литовцы здесь, сказали, где-то живут. Литовцы? Да. Впереди дом. Вот самый первый, как с моста выезжаете, там живут. Загольскас у них, по-моему. А там чисто... Старичок. Да. Загольскас. Запольскас. Не Запольскас, а Загольскас. Загольскас.
пожалуйста, где здесь литовцы живут? Вон там, ниже, где. Следующий, да? Да. Спасибо. Viskas buvo taip, kad mes važiavome tvarkyti kapinių su dviem autobusiukais, viename buvau aš ir staiga visi pradėjo rėkti, kad reikia nufotografuoti vieną namą, nes ant vieno lango, reiškia, per visą langą buvo toks didžiulis tigras, po kurio laiko pasirodė, kad kaime tame gyvena lietuvis tremtinys tikras. Ir mes ieškojom, ten vienas liktai namas, sakė, kitas, trečias. Ir paskui pasirodė, kad šitas namas būtent su tuo tigru milžinišku per visą langą ir yra niekas kitas, kaip štai tas namas to lietuvio tremtinio būtent. Говори по-литовски. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Eduardas Zagolskis. Nu, mums viskas gerai gavosi, kad išvežė iš Kapčiamiesčio ir čionais apsigyvenam. Tai mes čia prasgyvenam. Ką mes būtum dabar darę Kapčiamiesčio? Aš neįsivaizduoju. A kas, galvojat? Visos giminės paikšnorai buvo. Giminės dėdės, mamos broliai. Išmirė visi. Ką mes būtum daręs Kapčiamiestį? Įsivaizduoju. Tai jūs galvojat, kad Kapčiamiestį jums būtų buvę blogiau? Būtų visai blogai buvę. Žemės pas mus nebuvo, kaip tėvas tarnavo, kai jau tos. Įsivaizduoju. Ot mes vadom užsiru, kas būtų daryti, iš kuriam duoną. Čia duonos nei ars, nei sėdavo, duonos įvaliai, prasgyvename sotidavo. Ir bekonus išardavom, ir lašinių turėjom vos per 4 pirštus. Tai ponas Eduardai, tai čia kai jūs atvažiavote iš lagerio, tai čia 55-ais aš tikiu, kai jau buvo gerai. Bet kai jūsų tėvai 48-ais buvo atvežti, tai man atrodo, kad čia irgi tos duonos trūko. Ne. Netrūko ir tada. Jie nesiskundė, kai jie čia badavo. Čia jie dirbo, sesuo dirbo prie Lentvių buvo. Nu, tėvas irgi kaip tai aukšom duonos užčiako įvaliai. Tai prasgyveno, nuspirko lengvas mašinas, motociklus. Ko tik tais reikia. Namą pastatė organizacija. Organizacija duoda vasarą batus, vasarinį kostiumą, žiemą žieminis kostiumas, vailokus, šumduolį specialiai. Apsirengimą nesušalsi. Mane vienas dalykas labai nustebino, nes aš kažkodėl tikėjausi galbūt naiviai, neturėdamas patirties, bet žmonės, kurie likė čia, Hakasijoje, tikrai labai smarkiai jaučia Lietuvos ilgesį, žemės, kurioje gimė ir panašiai. Ir mes išgirdę tremtinio pasakojimą, supratome šiek tiek kitaip, kad realiai žmogui tiek nedaug tai reikia. O jūs Lietuvoje pats kada paskutinį kartą buvot? Ir iš jūs kiek kartų buvot? Oi, buvau. Buvo man davę Druskininkuose kelialapį sanatorijai, paskui savo, kada vedybas darau 61 metais ten vedybas. Ženytis Lietuvoje. Ten visą procesą ženybos ten Lietuvoje, parvažiavom čia dvojom, dviesiai. Kas jūsų žmona buvo? Jankauskaitė Olesė. O kur jūs ją radot? Iš Konysio. Lietuvoje? Nu gerai, bet kaip jinai sutiko paskui su jumis važiuoti čia į Malų į arbatą, tai aš neįsivaizduoju. Jūs tai suprantat, jūs traukė. Šeimyna ten, kuri buvo biednai gyveno. Biednai gyveno. Taip, kad jie patys... Kaip rusai sako, tyrėt niečio было? Nu, tai jie sakė, kad jau turbūt blogiau nebus. Nu, aišku. Kiek vaikų turit? Taip, 2 sūnus, Algis Vytas ir Ramutė duktė. O vaikai jūsų ar važiuoja į Lietuvą? Ar yra buvę? Ne, dar nebuvo. Nei vienas? Nei vienas. Da ką jie kalbėdavo, norėdavo važiuoti. Būtų važiavę, bet kadangi
kaip sako, gyvinės išvežė, kur prislaus Lietuvoje savėti irgi. Įsivaizduoja? A jie būtų tėdės, jie būtų nuvažiavę. Bet to jie čia turi darbus, visi duonos, ot, lygi kaklo, užtenka, ta duona gera. Altajaus čia parveža altaiskąją muką, pišusi rašosi ant šitų, ant maišų. Altaiskąją muką, duona gera. Laimingai vyrai. Laimingai. Visas pokalbis buvo labai panašus į tarsi pasiteisinimą. Visą laiką jis sakė, kad jam čia Chakasijoje buvo gerai, jis čia turėjo pinigų, jis čia turėjo galimybę dirbti, buvo vertinamas, buvo įsikūręs gerai, o Lietuvoje jis nebūtų galėjęs, neturėjo jokių galimybių, nes neturėjo žemės, neturėjo visi giminės žuvę ir panašiai. Jis tarsi gal jautė, kad mes galim jį nuteisti dėl jo tokio sprendimo ir jis viduj bandė iš anksto užeiti įvykiams už akių ir aiškino, kodėl jis negrįžo į Lietuvą. Jis vis dėlto vedė žmoną lietuvę, vaikus vadino lietuviškais vardais, neprarado savo kalbos, jis tą lietuviškumą išlaikė. Bet greičiausiai dėl kažkokių jaunystės sprendimų, dėl kurių aš neturiu teisės jo teisti, jis pasirinko gyventi Chakasijoje. Vykit jas karvės, jūs to jūs stovi. Per daiktus kol pravaryti. Įsivaizdavau, kad bus vienaip, o vyksta labai natūraliai, iš tikrųjų viskas vyksta. Nėra, tarkim, galvojau, gal čia tipo važiuosiu, pradėsiu čia save tapatinti, kažkaip įsijausti, ten į tų lietuvių, kurie čia gyvena, čia vaidmenį. Nes, tarkim, kai aš buvau, dar ruošiamės tą ekspediciją, aš ten daug ir dokumentinių kažkokių filmų žiūrėjau ir ten bandai kažkaip įsijausti, kur tu čia važiuoji, ką tu čia darysi. Ir iš tikrųjų man namie žiūrint ant tos filmus, labiau gal tas susitapatinimo jausmas buvo, negu kad va čia, kai tu esi realiai, nes tu pradedi suvokti, kad kai tu esi tam, kažkokioj situacijai įstumtas, tai tu tiesiog prisitaikai, tu gyveni ir, sakau, ten gal ilgies, aišku, viskas yra normalu, tie visokie emociniai dalykai, bet tu tiesiog esi ir gyveni ten tą savo gyvenimą. А имя какая, сказала, какой был? Имя какое? Лацус. Ватис? Василий. Василий, да. Вот здесь Василий называли. Ты Ватис? Да. И с вашей мамой он здесь познакомился? Да. И здесь поженились? И официально поженились. А отец? Отец уехал в Вильнюс. Улица Евдокиевича, 9. Так он еще живой, ваш отец, да? А я не знаю. Я писала ему письмо, он ответил. Вот нечаянно познакомились. Он вернулся в Литву, когда была возможность. А мама не поехала. Так мама, она здесь родина. Да. А вам родина здесь все-таки? Да.
потому что здесь родились. Ладно, дай Бог вам здоровья, всего хорошего. Я очень приятно у меня было... Palikusi laukinius Sibiro kaimus, komanda neria į ilgai lauktą civilizacijos prieglobstį – Chakasijos sostinė Abakanas. Misijos dalyviams jau artimesnė erdvė, tačiau ir ji pasitinka kontrastais. Vakarietiška miesto dvasia čia demonstratyviai susipina su sovietmečio atributais. Trumpa pauzė intensyvioje ekspedicijos dienotvarkėje. Laikas apmąstymams. Galimybė pagaliau aptarti tolesnius kelionės planus. Mes su Gintu sudvejojom biškį dėl Saralo. Variantas, kad mes išvažiuojam kažkur už valandos, būnam ten apie kokią 5-6, nu tai jau šiandien mes realiai sutvarkyti nieko nebespėsim. Ir dar 12 km į priekį kitą sutvarkyti ir dar 12 grįžti. Ir nu, vis tiek turi būti ir pavalgymas, ir stovykla kažkur turi būti, kas ją saugos ir panašiai. Buvo 2 pasiūlymai, ką turėtume toliau veikti. Pirmasis pasiūlymas buvo turėti labai ilgą kelionę, nuvažiuoti labai daug kilometrų ir nuvažiavus dar eiti Saraloje, kitaip tariant, važiuoti į dar vienas kapines. Antrasis variantas buvo pasilikti toj vietoj, kur mes buvom, kur galėtume susitvarkyti daiktus, pasiruošti išvykimui, susitvarkyti dienoraščius ir galbūt pasitvarkyti kitus administracinius darbus. Aš manau, kad numeris 1 turi būti tos kapinės, kur reikia iš tikrųjų jėgos, ir mes turim 16 žmonių. Gal būtų geriau padaryti tenai, kur iš tikrųjų reikia. Bet tai jūs matai, pravažinėsite viskas. Taip. Bet jeigu važiuojam į Saralą, tada 2 kartus sugebam aplankyti Saralą? Sugebam, bet Saraloje yra iš viso vienos vietos yra mažos taigoj kapinės. Ten realiai 5 kažką darys, visi kiti sėdės. Bet atsiminkit visi, kaip kalbėjo. Palauk, biškį. Ustabakanė nežino. Dėl Saralos, tai mano argumentas būtų tas, kad pusę ekspedicijos girdėjom, palaukit, pamatysit Saralos kapinės. Buvo sakyta, kad važiuosim į Saralą ir dėl to, kad neįmanoma suplanuoti, tai apskritai tada neįmanoma suplanuoti, nes čia kas pusvalandį keičiasi. Mano pozicija buvo, esant galimybei, tik tai važiuoti. Pasilikimas, mano požiūriu, būtų buvęs, tiesiog laiko švaistymas ir galbūt netgi savęs tausojimas, o šiuo atveju dar jėgų užtenka ir, manau, tai būtų išsiskyrę su pačios misijos tikslais. Sprendimas yra važiuoti į Ustabakaną. Dėl to, kad ten yra tikrai didelė tikimybė, kad sutiksim lietuvių ir ten lygiai taip pat ir Lecingovę galim rasti tikrai ir kapinaičių ir visko. Tokiu atveju Sarala atkrenta ir mes ten tikrai nebenuvažiuosim. O jų darods... 12 ten yra. Добрый день, извините, я хотел спросить, здесь можно было бы купить картошку, здесь говорит, какой-то долгих живет. Ничего не поняла. Картошку. Как можешь знать? Хорошо. Может быть, кто и продает. Ну хорошо, тогда не будем беспокоить, извините. Тогда посмотрим, вот девушка нас ведет. Я еще даже больше.
Что дома нету? Что хотите? Это Мария Андреевна, вы не проведите картошки? Ведро. Добрый день. Добрый день. Она не подходит на еду. А почему? А потому что холодно было в погребе. Ну да. Ну это вот редко, когда попадается такая хорошая. Ага. А если немножко подобрали бы? Ну вот ведро немного. Ее, понимаете, ее не узнаешь, пока не разрежешь. Угу. Вот я коровье режу ведро, например, ну штук 10-5 бывает из ведра. Понял. Ну, Я бы с удовольствием вам дала. ну нам немного надо. Где-то около ведра. Нет, столько не это. Не вы, потому что ее не выберешь, пока не разрежешь. Вот эти вот немытые, но это тоже свежие. Это вот свежайшая, накопанная. Ну вот видно, это совсем очень... Те помытые. Ага. Так что ешь, Сколько мы вам дали? Да ничего не должны вы, Господи. Знаете, Ну, здоровье. подождите, я... Ну ладно. Подождите. Не надо ничего. Да Бог с ним. Не, лучше. Все, Сага. Надо. Спасибо. Iki tol jautėsi lyg svetimkūniai, misijos dalyviai palengva pradeda prisijaukinti ir suprasti svetimą kraštą. Kliūtys, kurios atrodė iki tol neįveikiamos, tampa juokingos. Tačiau nepleidžia nuojauta, kad dar ne viskas atlikta. Nu, man labai keista va čia būnant, kad aš nenoriu namo. Lik ir vidinė ramybė ateina, lik tau ir gera, lik tau gražu, lik tu čia kažką, gal kažkoks suvokimas tau ateina dėl kažkurių dalykų, dėl kurių gal tu čia ir važiavai, arba tiesiog sustiprini kažkokias savo mintis. Praeina visi norai susireikšminti, kažkoks tu čia, iš tikrųjų, nei tu čia labai svarbus kažkoks, nei tu ką, nu tiesiog turi būti. Kaip va būna kažkokie gyvūnai čia aplink lakstantis. Nu tai mes čia va, tie žmogeliai ir skiriamės tik dėl to, kad čia mes dar pamastom. Ir mums va reikia kažką išsaugoti dėl kažko, kažką padaryti. Liepos 25. Prasideda nauja diena. Akis pramerkiau veidą glostant akacijos saulei, kuri misijos metu nuo mūsų dar nebuvo pasislėpusi. Papusryčiavę susirinkome įrankius ir į stovyklavietės patraukėme kapinių link. Jaučiu, kad ši diena bus ypatinga, o tolesnis mano pasakojimas įrodys, kad nuojauta neapgavo. Pradėjau spėlioti, kada pasieksime tikslą, iki lemtingo ekspedicijos vadovo žodžių. Būkite atsargus, jūs stovite kapinaičių viduryje. Pamaniau, kad jis juokauja, nes stovėjome nieko neįsiskiriančiame miške. Tačiau akimis pradėjęs tyrinėti aplinką, pamačiau tai, ko neužmiršiu niekada.
pradžiai buvo lygus laukas, buvo grinai žolė, buvo taip, atrodo, kad nieko nėra. Buvo vienas kitas pasimatė horizonte didesnis kryžius, bet ir taip pavirtęs. Ir po to, kai pamatai rezultatą, kaip atrodo, dabar atrodo tas būtent kryžių, tie kryžiai, kaip tos kapinės dabar atrodo, supranti, kokios jos iš tikrųjų, kaip jos iš tikrųjų gražiai atrodė. Labai pati vieta yra dvasinga ir labai graži, ta prasme, kad ant kalno, nuo kurio atsiveria labai gražus vaizdas. Kažkuriuo metu čia greičiausiai nebuvo nei vieno medžio. Tai turėjo iš viso, kas ateidavo į kapines, turėdavo, tikrai sakraliai vieta, jautėsi. Jaučiasi, kai net medžiai apaugė, bet kai medžių nebuvo, tai iš vis turėjo būti labai gražu. Kelios kartos, skirtingos jų patirtys ir istorijos, kurias sieja bendra jungtis Chakasija. Misijos dalyviai palieka amžinojo įšalo žemę. Iš naujo atrastas santykis su tiek prieštaravimų kėlusią aplinką leidžia lietuviams pažinti kitokį Sibiro veidą.